Miglė man rašo, norėčiau paklausti, kaip turėti valios susitvarkyti mitybą ir sportą. Kiek tik pradedu, po savaitės viskas vėl baigėsi. Su sportu irgi kažkaip negerai gaunasi. Pradėjau sportuoti ir iš vidaus priaugo raumenų. Ne iš išorės priaugo, iš vidaus priaugo raumenų. Tai dar padidėjau. Man reikia minimum 20 kg numesti iki normalaus svorio. Kaip tai padaryti? Pirma klausimo dalis, kaip turėti valios susitvarkyti mitybą ar sportą. Tai Miglė, pirmiausia, reikia turėti noro. Jeigu jūs jau manęs klausite, kaip turėti valios, tai greičiausias atsakymas yra tas, kad jūs nelabai norite. Ir jeigu jūs to nesusitvarkysite, tai jūsų gyvenime nieko baisaus neatsitiks. Greičiausiai jūsų iš darbo neišmes. Aš matau, kad jūs esate neištekėjusi, bet galbūt turite vaikiną, galbūt vaikinas nepaliks. O jeigu vaikino neturite, tai mergina nepaliks arba dar kažkas. Tai yra, reikalas yra tas, kad žmonės, kurie pradeda keistis ir turi valios ir turi noro keistis ir turi valios žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, tai jie turi tada, kai kažko labai nori arba kai jiem pradeda svilti subinė. Tarkime, mano atveju, mano darbas yra treniruoti žmonės ir vesti seminarus. Jeigu aš dabar staiga prieaugčiau svorio, mano žinios nedingtų. Tai yra, žinočiau, ko gero tiek pat, kiek iki dabar žinojau, ir galėčiau žmonėms tas žinias pasakoti. Kitas dalykas, kaip patikimai tai atrodytų, jeigu aš pats atrodyčiau baisiai ir būčiau storas. Būtų labai neįtaigu. Ir tada jau man kiltų klausimas, aš dabar čia tokią situaciją tik taip aišau bandau sukurti. Man kiltų klausimas, kaip turėti man valios susitvarkyti mitybą ir kaip susitvarkyti sportą. Ir iš kur turėti tos motyvacijos. Motyvacija būtų labai paprasta. Jeigu aš to nesusitvarkysiu, aš neturėsiu darbo, nes niekas manęs nesamdys. Ir aš neturėsiu ko valgyti. Ir štai yra tada mano motyvacija. Galbūt kitas dalykas būtų tas, kad mano žmona tada mane paliks, nes jinai ištekėjo už manęs normaliai padoriai atrodančio, o dabar aš taip neatrodau ir galbūt aš jai toks daugiau nebereikalingas. Štai būtų tokia mano motyvacija. Jeigu, sakykime, jūs gyvenate ir atrodote blogai, šiuo atveju jūs nesate patenkinti to, kaip atrodote, nes rašote, kad jums reikia 20 kg numesti, bet tai iš tiesų nedaro jokios įtakos nei jūsų asmeniniam gyvenimui, nei jūsų asmeniniams santykiams, nei jūs grasina iš darbo dėl to atleisti, nei dėl to paaukštinti, nei dėl to pažeminti, nei pakelti algą, nei ją numesti. Ir dėstytojai, jeigu jūs studijuojate universitete, pažymius rašo pagal tai, kaip jūs atlikote darbus ir kaip referatus parašėte, ne pagal tai, kaip atrodote, tai jūsų gyvenime greičiausia, kad nėra iš tiesų jokių motyvų ir tada, jeigu tokių motyvų nėra, tada reikia pačiai kažkaip bandyti tokius motyvus susikurti. Ir aš labai daugeliu atveju savo gyvenime tai dariau. Vienas iš tokių dalykų būdavo daug metų, 14 metų, tai ruošimasis varžyboms. Ruošimasis varžyboms, atsiprašau, būdavo yra motyvacija dėl to, kad kai ruošiesi varžybom, tu turi vietą ar turi datą, kurios yra nustatytos. Ir jeigu tu tuo metu atrodysi blogai, tai reiškia, vėl atsiprašau, prigėriau kokteilių. Jeigu tuo metu atrodysi blogai, tai reiškia, kad jau pats dėl to kentėsi. Tada antra klausimo dalis. Su sportu irgi kažkaip negerai gaunasi, pradėjau sportuoti ir iš vidaus priaugo raumenų. Tai dar padidėjau. Dar padidėjote dėl to, kad kai pradėjote sportuoti, padidėjo raumenų tonusas. Kai raumenų tonusas padidėjo ir jų apimtis. Ir tada padidėjo raumenų apimtis ir svoris padidėjo šiek tiek. Ir taip atsitiko dėl to, kad jūs, kai pradėjote sportuoti, jūs nepradėjote griežčiau maitintis ir teisingiau maitintis. Dėl to riebalinis sluoksnis liko toks pats, o raumenų masė padidėjo ir viskas susumavus gavosi, kad ko gero ir svoris padidėjo, ir apimtis padidėjo, ką jūs jau čia parašėte. Tai bet kuriuo atveju tada taip ir buvo, nes kito paaiškinimo nėra. Ir ką su to daryti, tai pirmiausia reikia sugriežtinti mitybą. Ir sportas pas savaime yra labai mažai veiksmingas, jeigu mityba yra nesubalansuota, jeigu nėra netvarkinga. Ir pačios treniruotės metu jūs labai didelio kalorijų deficito nesukuriate, tai yra labai daug kalorijų nesudeginate ir didžiausią kalorijų deficitą įmanoma sukurti tam, kad būtų tas svorio kritimas ir riebalų deginimas. Kalorijų deficitą iš tiesų galima sukurti tik tai tinkamos mitybos pagalba, tad reikia susikoncentruoti ties tuo.